Tai gal prisimenat, prieš 2 metus mes Tomu aplankėm vieną pavojingiausių Vilniaus mikrorajonų – Naujininkus. Čia urai per sankryžą eina. Čia nėra. Tomai, kas čia vyksta? Čia kitas pasaulis. Spoileris, mes ten nieko baisaus nepamatėm. Todėl man kilo kita idėja. Mes ieškom parko. Ten eini kročio, tiesiai eini ir po to pasukai į dešinę. Iškart ten tiek dėdžių bus. Ir paskutinį kartą bėgai. Vaikų pamėgtame parke buvo įvyktas ne vienas sunkus nusikaltimas, siautėjo net maniakas. Nenoriu, bet, privertė karą. Pažįsti tos žmonės. Viskas, mes pereinam tiltą ir mes atsirandam jau pavojingojų pusėje. Dabar pirmas tikslas būtų nueit pavalgyti ir kažkaip prasibrauti per tą būrį žmonių, kuris prieki mūsų yra. Atsiprašau. Viskas, praėjom saugiai. Saugiai praėjom būrį žmonių, dabar galim keliauti ant pavojaus. Gal jų čionai neves. Gal viskas gerai, gal jie tik ant tiltą. Jie apie federacijas kalbėjo. Jie žino žymiai. Iš federacijos. Tai išeini dabar iš pavojingosios zonos Vilniaus, taip sakant. Kokios pavojingosios? Iš Naujininkų. Ten labai baisu yra. Pagal tave. Baisiau nei centre kokiam. Neitum naktį, pavyzdžiui. Naktį jau bijočiau pišėjo. Po ilgos kelionės iki Naujininkų centro mes pagaliau radom vietą, kur galėtume ramiai pavalgyti ir aptarti visus dienos planus. Dabar norėčiau aptart planą, kurį mes turim pasidarę. Pirmas dalykas, kurį mes jau vykdėm, tuo įvykdysim, tai yra pavalgyti. Pasidaryti check-iną, kur mes miegosim, išgyvent rajonus, kad ir kiek mes jų aplankysim šiandien. Tada norėčiau paklausti Bolto vairuotojo nuomonės po šitą rajoną, nes mums reikės kai kur nuvažiuoti. Ir gerai išsimiegoti šiandien. Ir kas bus, jeigu visus padarysim punktus? Jeigu mes visus punktus atliekam, aš atskleidžiu nuolaidos kodą jos realio marškinėliams. Nuorodą į puslapį aprašymą. Wow, turiu omeny šitiem marškinėliam. Turiu omeny šitiem marškinėliam. Va, kad ir kiek jų yra. Labai keistai atrodo turbūt jam, jeigu žiūri, ką mes šiandien darom. Pats metas pertraukti video, nes noriu su jumis kai ko pasidalinti. Tai aš šiuo metu taupaus naujai kamerai, kuri kainuoja žiauriai daug pinigų, todėl nusprendžiau atsidaryti savo Contribui puslapį, kuriame galėsit mane paremti bei prisidėti prie tikslo. Bet negalvokit, kad nieko už tai negausit. Jūsų laukia papildomas turinys, iškriptos scenos nepatekusios YouTube video, jūsų vardo paminėjimas kiekvieno video pabaigoje, atsakymai jūsų asmeninius klausimus ir kol kas daugiau nebesumaščiau. Bet jei kažkas dar prisidės, tenai ir pamatysit. Nuorodą aprašyme. O dabar galit pažiūrėti, kaip mes greit suvalgiam savo maistą. Prisikimšę skrandžius keliavom įvykdyti mūsų antrosios misijos – pasidaryti check-iną mūsų nuostabiam hosteliui. Bet keliaujant link ten buvo puiki proga pakalbėti su Bolto vairuotoju. Pirsi pasistatė. Labą dieną, čia mūsų. Jūs gal gyvenat šitam rajone Naujininkų? Ne, negyvenat. Girdėjau, kad baisus labai. Baisai baisus. Nežinau, savo, kad naktį labai daug agresyvių žmonių gyvena čia. Mažiau internete kapstykitės, ramiau gyvensit. O yra šiaip tokių Vilniuje, ar ne, rajonų? Visur gali pataikyti ant to. Tam pačiam senamiesty. Ten dar greičiau pataikyti. Kaip supratot, Arvydas mums nedavė jokios naudingos informacijos, nes jis visiškai nebijo Naujininkų, bet užtat labai gerai mus atvežė iki mūsų vietos. Ačiū Arvydui, kad mus atvežė iki mūsų viešbučio, iki mūsų įspūdingo viešbučio, kurį mes tai parodysim. Ačiū Arvydui. Aš nežinau, mes tiksliai čia esam iš tikrųjų. Ir dar fontano namus parodyti. Ir dar fontano namai. O ten iš tiesų fontanų yra. Aš nežinau. Gal jūs žinot, kaip patekti į vidų? Bookingo? Aha, čia 2 mano Tomai, tai nežinau, kur tu liksi, žinok, šiąnakt. Kaip čia pavyzdžiui? Tokia apšaita kaip jėgi. Manoma šviesą įsijungti. Eik tu savo, aš gavau ten langas į tavo, bet veidrodis tiesiog. Čia žiūrėjau, žinok, čia kietai. Lysk, pasižiūrėk, kas ten yra. Imk telefoną, dokumentuok. Čia razėčių, man atrodo, nėra. Ir kodėl yra vamzdys? Kažkas gali iššikti iš viršaus į mane. Čia yra šūks laidas. Į ką jį čia veda? Kas čia yra? Seni. Vaktinuotų žemėjai. Dabar spaudžia.
Aš taip mėgosiu. Išlipk iš čia dabar. Aš negaliu. Kai pasigražėjom savo miego kapsuliam ir pasidarėm check-iną, nusprendėm kažkur atsisėst ir aptart keletą Reddito komentarų apie Vilniaus rajonus. Kas nežinot, tai yra toks Reddito postas pavadinimu. Kokie yra pavojingiausi Lietuvos mikrorajonai? Pėsčiasis rašo, Krasnuchai jau susitvarkė ir gavo atsakymą. Aha. Ne visai. Aš dažniausiai su 2G važiuoju iš darbo iki Koralų. Nežinau, kur tai yra. Koralų stotelė kažkokia. Koralų stotelė. Koralų stotelė. Prisigalvoja čia. Tai jeigu koks jobnutas žmogus važiuoja kartu, iš karto žinau, kad išlips Savanorių prospekte. Ir visada išlipa Savanorių prospekte. Taip pat gavo dar vieną atsakymą, draugelis ten gyvena, kaimynai kartais pamėto buitinę techniką pro langus, bet šiaip nieko blogo. Jeigu tau reikia atsikratyti buitinės technikos kažkaip, tai kaip tu daugiau ją išmesi. Tu pro langą, jeigu tu kokiam 7 aukšte gyveni. Kam eit žemyn? Ir dar kai liftų tenai, tai turbūt nėra. Būtent. Mes šiukšlėdė žaisti. Va yra nuo ištrinto veikėjo Karoliniškas. Ne tai, kad pavojingas, bet nutinka istorijų. Per COVID apsauginis Rimi prašė vyrukų uždėti kaukę, gavo kulką į koją. Ką jau kalbėti apie žymųjį pasakų parką, kur dėdės vaikams ne tik pasakas pasakodavo. Pasakų parkas, aš esu girdėjęs apie jį. Jo. Ar mes galime nuvalyti pasakų parką? Man atrodo, mes galėtume nuvalyti pasakų parką, bet nežinau, jeigu ten tokios istorijos, tai man baisu net pagalvoti. Aš noriu tą dėdę sutikti, kad man pasakoti. Galvoju, kad tau padą peršautų. Ne. Naujamiestį buvo 2 kart padūrę, tai vienas saugesnių. Naujamiestį? Bet čia toks neįdomus čia jau bus. Jo, ir tik 2 kartus padūrė, šis žiūri neįdomu. Judam? Nu ką, važiuojam. Judam. Mes atvykom į Karoliniškes, jeigu dar nesupratot. Mes prie poliklinikos, tai tipo, jeigu kažkas mums atsitiktų, prašau, mes iškart galėtume pasigydyti. Mes ieškom parko, pasakų parko. Kaip jūs ieškot parko? Nu, mums sakė, kad ten baisus dalykai vyksta. Ta pusė. Ta pusė? Taip. Ačiū labai. Pasakų parkas. Kiek rodo, nematau. Kiek rodo kilometrų? Nematau. Pink pam. Tas sakinys. Ne, aš per šičia sakau. Tu sakinys ir tu nematai. Oi, čia visai jie neblogai gyvena, klausyk. Aš sakau, kodėl čia sako, čia toks baisus rajonas. Žinai kodėl? Kodėl? Nes dėl to, kad visą laiką ten, kur... Palauk, tu pasakoji, aš tave nufilmuosiu. Kadangi jie gyveno tokioj geroj vietoj, tai tame esmė, kad jiems reikia turėti kažkokio baimės, kažkokio, nežinau, baimės kažkokios, nes dėl to, kad jie per daug gerai gyvena. Supranti? Aš nemeluosiu, aš turėjau taip lakstyti. Labai sunku buvo klausytis tavęs vienu metu, tai aš tiesiog keletą raktinių žodžių pasiėmiau ir viskas. Kokių? Gerai gyvena, todėl reikia blogo kažko. Būtent. Ai, tai mums dar toliau reikia nueiti. Kol nueisim, tai žinai, sutems ir ateis visi dėdės į tą parką. Kokie dėdės? Apie kokias dėdės? Tie dėdės, apie kurios rašė. Kur pasaka papasakas. Kur pasaka, arba kur batą prašaus. Tai vienas arba kitas. Nežinau, kuris geriau iš tikrųjų. Padėkit mums rast parką pasakų. Kur pasakų parkas? Ten. Va, čia. Tiesiai. Aš norėčiau paskaityti, kodėl čia yra pasakų parkas. Ar tu pats skaitai savo? Tu tyliai skaitai savo. Gerai. Aš noriu pasakyti, ką galima rasti šitam parke. Tipo, pagal Vilniaus parkai svetainę. Šiame parke rasite mišką, pievas, asfaltuotus takus, apšvietimą, suolus, šiukšliadėžes, šviesos instaliacijas, medinės skulptūras, ant kurios aš dabar sėdžiu vienas iš jų. 100 km tako aplink Vilnių atkarpą, vaikų žaidimo aikštelę, kur renkas dėdės. Tikriausiai ir pavėsinę. Čia tikriausiai radom skulptūrą. Liko rast vaikų žaidimo aikštelę ir pavėsinę. Šiaip visa kita apie šitą parką skamba kaip apie paprastą vietą, blema. Miškas, pieva, asfaltuotas takas, apšvietimas, suolai, šiukšliadėžės. Taip pat čia pasaulis visas toks yra. Man radau pavėsinę. O čia jau reikia saugotis. Oi, ble, čia jau reikia. Ne, apie ten gerai, ten rodo šeima. Man ten ne šeima. Mama! Ką jūs filmuojate šiandien? Mes filmuojame apie šitą pasakų parką. Pasakų parką? Tai atėjau į pasakų parką šiandien išgert. Su mano kompanija geriu čia visai normaliai. Pirmą kartą čia ateinu. Nežinau, ką aš čia padariau. Bet sako, va, im gerk, aš taip galvoju. Nu, nenoriu, bet, privertė karalių. Pažįsti tos žmonės? Visus pažįstu. Labai gerai, kad girdėjom labai baisių dalykų apie šitą parką. Apie šitą parką? Ką aš čia girdėjau, kad čia labai daug alkašų karočią ir labai daug vaikų. Čia ką aš girdėjau.
Bet jokių čia dalykų nėra. Paklausk apie dėdės. Apie dėdės? Matėt dėdžių kažkokių prie vaikų? Prie vaikų, jo, mačiau, karočią. Ten eini, karočią, tiesiai eini ir po to pasukai iškart ten tiek dėdžių bus. O galima tomai šiaip, dabar kaip pagalvoju, gert viešoj vietai, tipo parke? Parke ne. Parke ne. Atsargiai pafilmuok dėdės. Aš žinau, kiek daug dėdžių tenai. Nežinau, ar mes galim ten, nežinau. Kada tu paskutinį kartą bėgai? Gerai, aš nesitikėjau šitam parke pamatyti tiek veiksmų, bet gerai, čia nėra vaikų aikštelės. Esmė, kad jie ne prie vaikų aikštelės, bet jie visi išgerinėja, bet penktadienis, tai tipo jie gali ir sau leisti. Ar dabar labai keista būtų prieiti prie žmonių ir klausti, kur vaikų aikštelė? Jie turi šunį. Visai žmonėm, beveik, absoliučiai visai žmonėm, kurie turi šunį, aš pasitikiu ir aš nebejaučiu jokios baimės jam. Nes jeigu tu turi šunį, tu turi širdį. Net policininkų. Pagavai. Praėjus keletai metų po nepriklausomybės atkūrimo parkas tapo apleistas. Buvo prišiukšlintas, vandalai suniokojo medinės parko dekoracijas. Jame suvešėjo neprižiūrima žaluma, įsikūrė benamį. Jis tapo nesaugia vieta, vaikų pamėgtame parke buvo įvyktas ne vienas sunkus nusikaltimas, siautėjo net maniakas. Bet čia seniai, čia po nepriklausomybės atkūrimo, tai žinai. Dėdė! Kur tu matai dėdę? Legenda savo, kad jeigu sieksim dėdę, nuves iki vaikų parko. Viskas pasisuko link pedofilijos taip greitai. Ir jis dingo. Ei, vaikų aikštelė. Aš tau sakiau. Aš žinau šitą animaciją. Ne, tu pagalvok, kas čia bandoma pasakyti. Vaikų aikštelė ir dėdė nuogas. Per žiūrus šitas epizodas. Toliau mes sugalvojom aplankyti Krasnuchą. Tačiau iš mūsų su tom patirties aš manau, kad net neverta rodyti medžiagos, nes ten visiškai nieko baisaus. Net kaip penktadieniui, tai čia buvo per daug ramu. Matėm žiauriai gražią mašinytę užtat. Padėkit man tokią nusipirkt, prašau. Taigi visiškai nusivylę, mes prisiminėm vieną dalyką. Tam pačiam senamiesty, ten dar greičiau pasai. Tai ką, atvykom į pavojingiausią vietą Vilniui, į centrą. Ir senamiestį jau vyko veiksmas. Va tokioj vietoj mes jau didesnę tikimybę turim būti papjauti. Ar tu dar gyvas? Pala. Tu dar gyvas? Pala. O, darai. Bet tu nesveikas iš tikrųjų. Aš galvojau, čia atsidarys. Ramus veiksmas. Jo, aš nežinau nei ko jūs, nei ko mes tikėjomės. Tiesiog pilna nepilnamečių, geriančių baruose ir tiek. Galų gale, prieš iškeliaudami atgal į Naujininkus, mes užsukom į pirmąjį Lietuvoje McDonald'ą. Jo, jeigu nežinojat, tas McDonald'as, kur yra prie stoties, yra pirmasis McDonald'as Lietuvoje. Aš jau tiek kartų pasakiau žodį McDonald'as, kad aš jau norėčiau, kad man sumokėtų už tai. Bet ar čia tikrai buvo McDonald'as? Nes kol mėgavome savo maistu, mes pamatėm baisų dalyką. Kur mes esam? Kas tas McDonald'as? Paaiškinkit man. Tai va, pavalgę grįžome Naujininkus. Vienintelis baisus dalykas dabar apie Naujininkus, kai mes čia išlipom, yra tai, kad čia nieko nėra. Būtent. Va, vienas eina tik tai. Ir tai dar gražiai praeina pro gatvę. Per raudoną. Ai. Čia va, grinai šitoj vietoje, aš atsimenu, mačiau tada, kai mes ėjom muštynės. O, tenai muštynės. Muštynės matau. Kur? Aš tenai muštynės, ką tik mačiau, žiūrėjau, painam dešinę. Ten buvo diena. Tai pagalvotum dabar naktį, tai čia iš vis nežinau, peiliai kokie svaidosi, pistoletai. Drive-by koksai. Vis dėlto mūsų niekas nepašovė ir mes saugiai grįžom namo. How do I say your name? My name is Elchin. Elchin, okay. Ačiū, Elchin. Gerai. Nu tai ką, ačiū labai Elčinui, kad mus parvežė namo. Nu ką, tai aš manau, kad šiandienos diena baigta. Tomas gyvena sekančiam kambarį. Tikiuosi, kad aš niekam netrukdau su savo monologu čionai. Nežinau, ar jum jaučias šita maža erdvė. Čia yra testas man ir Tomai, ir mes neturim klaustrofobijos. Kažkas ką tik iš manęs išėjo. Aš nežinau, kiek aš naudosiu šitą, nes aš tik žinai darau ASMR ir daugam tai yra šlykštų ir nepriimtina. Bet jau šiandien daug patyrėm ir išsiaiškinom, kad tie rajonai net nėra tokie baisus, plus Naujininkai turi šitą dalyką, kuriame aš esu dabar. Dabar po šios ilgos dienos būtų pats metas atsipalaiduot, paskaityti šią knygą, kurią aš pavogiau iš savo nuostabiosios merginos. Tai ką, viskas, aš keliauju miegot ir susimatysim ryte. Čia taip karšta.
Nu tai ką, sekantis rytas. Kaip tavo rytas, Tomai, šiandien? Oi. Arba tiksliau, kaip tavo naktis? Kaip mano naktis. Miegojau labai prastai. Į ir iš miego būsenos. Ir labai daug sapnau. Labai daug keistų dalykų sapnau. Ja, mums tik, čia buvo mūsų bendras dalykas, kai mes atsikėlėm. Ten košmarai, galima sakyti. Nu, iš dalies. Nu, kad gavau baudą už tai, kad grojau muziką bute 11 nakties, tai jo, čia manau jau košmaras. Čia yra košmaras. Ir dar tau atimė balus nuo egzo. Būtent, jo. Ant baudos buvo parašyta 75% nuo egzo balo nueina. Čia tau 2-5 dalykai. Man atrodo, čia pasakų parkas mums kažkaip mus įtakojo. Čia arba pasakų parkas, tai kas tiesiog šiandien vakar vyko, arba tas siauras kambarys labai. Jo, nes neleidžia tavo sapnam iškeliauti, jie lieka su tavim. Tai va, bet nieko baisaus šiandien nėra. Visai kietai yra tokie kapsuliai mėgoti, jeigu jums reikia į oro uostą varyti. Taip, jeigu reikėtų, kaip pavyzdžiui, čia kai kurie žmonės, man atrodo, jie, kadangi čia kaip su fūrom ar kažkas tokio važinėja, tai jie čia vos ne kiekvieną naktį miega. Bet labai mielas aptarnavimas, labai patiko. Mes dėl neįvykdėm visų misijų pilnai. Kiek buvom užsibrėžę, aš vis tiek duosiu nuolaidos kodą. Nuolaidos kodas yra Gustelis 10, taigi pats metas prisidėti prie kilnaus tikslo su jos realio marškinėliais, tačiau aš turiu jums geresnį pasiūlymą. Jeigu paremsit mane Contribui, bet kokia pinigų suma, automatiškai gausit 5 eurų nuolaidą jo marškinėliams, kuriuos taip pat ten galite įsigyti. Tai va, po visos šios patirties aš supratau, kad galbūt Vilniaus mikrorajonai nėra tokie baisus, kaip mes galvojam. O smagiausias dalykas, kurį aš išsinešiau iš šito video, yra tai, jog man patinka gyventi tokiuose įdomiuose, keistose apartamentuose ar viešbučiuose. Todėl jeigu norit pamatyti, kaip aš apžvelgiu daugiau tokių įdomių nakvynės namų, prenumeruokit kanalą ir paspauskit patinka mygtuką, kad nepraleistumėt. Tai va, ačiū visiems labai, kad žiūrėjot ir susimatysim kitą kartą. Iki. Lygios grindys, lindys, grygios.